Sveiki visi. Na ką, galim pradėti žiūrėti, kokių dalių reikia, kad susikonstruoti savo droną. Tai pradžioje, aišku, reikia paties drono. Aš siūlyčiau pirkti tiesiog iš AliExpress tokį droną. Aš pradžioje pirkau tik tai tokį, putinį, bet be dalių jokių. Čia viskas tuščia. Čia šitą kartą, man atrodo, aš jau tingėjau žiūrėti, ką turiu, ko neturiu, tai susipirkau su visom dalim. Ten jos gal biški šiek tiek, jisai brangiau šiek tiek kainuoja, ten keliasdešimt eurų, bet jums patiems nereiks galvoti, kas su kuo eina, kaip suderinti. Pavyzdžiui, yra jau servai yra. Servai, su servais nesuklysite, gan paprasta pasirinkti. Bet yra iš karto greičio reguliatorius ir varikliukas. Tai nereikia jums, motoriukas. Tai nereikia jums galvoti, koks angalis yra visas propelerio, yra patys propeleriai, nereikia jums rinktis nei kokių propelerių dėti, nei kokio galingumo čia motoriuką dėti, nei kokio galingumo šitą greičio reguliatorių. Yra visos traukės, viskas, ko reikia, kad susidėti savo droną. Aš nežinau, ar šitie buvo. Šitie gali būti pas mane iš anksčiau kažkur yra. Šiaip reikėtų žiūrėti prie paties aprašymo, kokios dalys eina, bet šiaip pradedančiajam siūlyčiau pirktis tokį, kur yra daugmaž viskas sudėta su greičio reguliatoriais, su varikliuku, su visom dalim. Tada jums reikės mažiau dalių tiesiog pirkti. Tai nebus kokybiškos dalis, bet tai nemažai nuims vargo nuo galvos, ką įsirinkti. Kokias dalis, kad nesuklysti, nes pradžioje tai gali atrodyti biškai konfūzas. Visi tie skaičiai, pavyzdžiui, čia 40 amperų, šitie tokie nelabai geri. Čia toks lievas, iš viso reikės perlyti, čia matot angelis nestandartinis, tai reikės perlituoti, bet nežinau, ar galima, man atrodo, nebuvo galima pasirinkti. Vis tiek lituoti reikės biškai pasimokyti. Bet esmė, kad nereiks jums galvoti, kokias dalis prisiderinti, jau viskas čia iš esmės suderinti yra. Aišku, galite pirkti ir savo nuožiūrą. Tai pavyzdžiui, aš buvau pamiršęs, kad aš buvau nusipirkęs viską su dalim, tai aš buvau susirinkęs čia visas dalis, kurių reikia parodyti jums, bet panašu, kad čia jau yra. Tai aš, pavyzdžiui, turiu tokį, irgi greičio reguliatorius, tai kokybė geresnė jo negu ano. Varikliukas, čia gal net, čia šiaip visi dronų labiau varikliukas, bet esmė, kad galite susipirkti atskirai, bet aš siūlyčiau tiesiog viską vienoje vietoje nusipirktas su tokiu rinkiniu, nes čia, matot, yra ir tie angaliai, po to kokį nors varžtelio ar čia šudelio trūks, labai bus abina, kai magnetukai yra, aš ilgai ieškau, neturėjau tų magnetukų. Labai būna abina, kai trūksta kažko negaliu susidėti ir po to ant galo turi laukti dar kas 2 savaitės, kol ateina ta prekė. Tai siūlyčiau viską taip sudėti. Dar trumpai tada apžvelgsiu dalis, kurios, jeigu norite atskirai pirkti, ne kartu su dronu, tai yra greičio reguliatorius. Svarbu atkreipdėmėsi į amperažą, kad jūsų reikmėm tai nebūtų viršytas ir čia yra dar parašyta 2,3S lipo. Tai čia nurodoma, koks elementas yra naudojamas, čia SL matuojama. Jeigu galingesnį naudosit, gali sudeginti šitą savo aparačiuką. Tai šitas vienas žodžiu yra naudojamas tam, kad greitį apkrovą reguliuoti motoro elektriniam, tai šitą tada nusipirkit. Patį motorą šitą turėtumėt kartu pirkti su greičio reguliatorium, nes būna parašyta, kokias toleruoja, kokiam pritaikyta yra baterijai. Tai 2, 3, 4S. Mūsų dronas bus 4S. Čia kadangi šiaip aš dėčiau 4S, bet kadangi čia šito 2.3 parodė, tai bus 3S, aišku. Bet šiaip aš dėčiau 4S bateriją, elementai truputį galingesnė, gal smagiau su ja, bet 3S tikrai pakankamai užtekšinai visko. Reikia tikėtis, kad veiks. Svarbu atkreipti dėmesį į taip, kaip užsidės propeleris, nes vieną kartą buvau nusipirkęs, jis irgi su kitu atėjo, viskas viename. Ir šita motoriuka šis buvo per plona šitam tvirtintojui propelerio. Ir tiesiog reikėjo keisti motoriuką. Po to servai, pigiausiai yra tokie mėlyni servai, bet jie yra lieliausiai, labai gendai, labai nepatikimi. Tai būtų bent gerai tokie, kur kad su metaliniais šitais krumpliaračiais. Čia man atrodo, tokie yra 2 reikės. Aišku, paties propelerio aš būčiau dėjęs didesnį, bet tai čia panašu, kad nereikia, čia yra 6/4 pušeris greičiausiai.
Ir po to visi tie mažesnės detalės, tai čia, belegiai tų detalių atraukės, tokie varžteliai, magnetukai, čia šitie antgalių tokie galai, kur tvirtinasi elevonai, tie visi. Mediniai būna dažniausiai, nesvarbu, ar tu perki su šitais ar be nieko, tai mediniai būna įdėti. Tai va čia trumpai apžvelgiau, ką reiktų turėti, jeigu nepirksit viso kito kartu su įskaičiuota ta įranga. O daugiau dar pažiūrim tuos, ką papildomai reiks nusipirkti. Pradžioje, aišku, batarkės reiks. Aš baterijas perku šiaip ne iš AliExpresso, o iš Hobby Kingo. Nes baterija yra pavojingiausias tikriausiai daiktas šitam visam drono aparate, tai noriu turėti bent kažkiek kokybišką ir patikrintą, kažkokį, kad standartą tiktų, nes man atrodo, aš esu pirkęs iš AliExpresso, nieko su jom blogai nebuvo, bet kažkaip tai, nežinau, per daug nepasitikiu aš kiniečiais, tai tiesiog perku iš Hobby King. Aš Hobby Kingas tikriausiai irgi Turnigi. Nežinau, kas gamintojas yra, bet bent jau, kad žinai, kad gausi, ne feikinį dalyką. Tai aš iš Hobby Kingo perku, po to pats kompiuteris pagrindinis mūsų valdiklis yra, tai jisai čia nelabai matosi, aš naują naudosiu, kad, matytumėt viską kaip susirinkti. Bet iš esmės kažkas panašaus į šitą gausis, čia truputį skirtingi modeliai, bet esmė ta pati. Va čia reikės susilituoti šitos pinus, šitos kištukus. Speed, čia Mateco kontroleriam pačiam reikės susilituoti. Speed DB kontroleriai ateina jau, man atrodo, ten ateina liktai sulituoti, jau tai tokiu biški mažiau darbo. Bet kokiu atveju lituoti reikės išmokti, tai čia per daug nepabėgsit nuo šito. Minimaliai, bet reikės. Čia USB jungiasi, čia vienu žodžiu. Į vieną jungiasi baterija, į kitą greičio reguliatorius. Tai aš naudosiu va tokį. Mateco F405WTA. Čia yra aš dar jo nenaudojau, čia man atrodo su kažkokia Wi-Fi prieiga yra, tai dėl to nusipirkau, galvojau šūsras dalykas, gal šis per internetą valdyti ar per Wi-Fi, bet tiesiog panaudosiu kaip. Šiaip jum rekomenduočiau aš tikriausiai netgi ne šitas yra, tas H7 brangesni, tokie apie 7 eurų kainuoja. Man atrodo 405WMN yra mažiukas, toks žymiai mažesnis negu šitas, toks kaip pusė, dar mažesnis. Aš po to įdėsiu ten linką, kai rodysiu iš kur pirkti viską, tai aš siūlyčiau tą 405WMN pirkti mažesnis, jis pilnai užtenka, lengviau įdėsit, mažiau vietos užims ir mažiau svers. Tai va, baterija, valdiklis, imtuvas. Imtuvas tai yra tas, kur toks aparačiukas, mikroschema, antenas, kuri gauna nurodymus iš siųstuvo, iš pultelio ir taip valdo aparatą. Tai čia mažiukai jie yra dabar, yra didesni, bet esmė, kad būtų LRS, Express, LRS receiver 2,4 GHz nano. Čia kažkokį tai už 10-12 eurų nusipirkti, irgi iš AliExpress. Dar vos nepamiršau vieno pagrindinių komponentų, tai GPS-o. Čia yra Black Sheep GPS-as, gal truputį brangesnis, bet nes man nereikėjo, aš pirkau tada, kai nesisinčiau, čia Lietuvoje pirkau. Bet pilnai užtenka yra iš AliExpress, tokie būna, man atrodo, po irgi apie 10 eurų kainuoja. Man atrodo, vadinasi jie Beitan. Ir pilnai užtenka, funkcijom atlieka gerai. Ir paskutinį vietoj tai toks Beta PV kontroleris. Jis, man atrodo, 30-35 eurų kainuoja. Brangesnį galima pirkti, bet nėra tikslo tiesiog. Svarbu, kad čia būtų tos modem perjunginėti. Šiaip labai patogus, lengvas, žymiai smagiau valdos, negu man tas brangus, didelis, sunkus, su daug funkcijų Radiomaster X16S. O šitas žymiai patogiau, ir jis lengvesnis ir patogesnis, nežinau, tų funkcijų aš nelabai naudoju. Šiaip gerai žiūri tas siųstuvas, bet šitas labai smagus, už tą kainą tikrai liuks ir nėra batarkių, tik su USB įsikiša ir viskas. Tvarkoj. Tai va, tai tokios yra dalis, kurios yra būtinos ir eis į patį droną. Dabar truputį apie įrankius, kokių reikės konstruojant patį droną. Tai aišku, reikės klijų. Čia yra karštų klijų ginklas, tai man atrodo 20 eurų kainuoja, irgi iš AliExpresso viskas. Tai gali su karštais klijais, ne taip gražiai gausis, arba gali su putai skirtais klijais, tik žiūrėk, kad jie būtų pritaikyti putai, nes daugelis klijų
nedaugelis, bet didelė dalis klijų tiesiog tirpdo ją. Tai nenaudokit bet kokių. Va, čia toks kitas dalykas yra lituoklis. Dabar neprisimenu, kiek aš jį mokėjau. Neypatingai brangiai, ne pats pigiausias, bet ir neypatingai, galbūt 20, nežinau, 20-30 eurų. Tai litok nemažai teks dirbti. Nėra taip, kad ten belia kaip gerai mokėt, reikės lituoti. Aišku, lydimą toliau reikia turėti. Aš turiu va tokias dėžutės nusipirkęs tiesiog, kad turėčiau, jeigu ko reikėtų, ar laidų prailgintų, ar angalių. Čia, nežinau, kempi, kaip čia šitie karščio juostelės tokios. Šitie prailginimo laidai, varikliukų prailginimo laidai. Tokie dalykai sunkiai jie nupasakoja, kol nepradedi konstruoti, tol nelabai aišku, ar jų reikės, ir kiek jų reikės, ir kokių jų reikės. Tai šitie šiaip geras dalykas visai. Dėti, prilituoti prie šito valdiklio. Taip pat reikės sujungti viską, tai tam reikia tokio, gali dėžutę nusipirkti, aš irgi viską parodysiu, kur AliExpress pirkti. Čia toks krempinimo setas, dar tokios replės yra. Čia jie skirti yra taip, kad šitos metaliukus dedi į plasmasinės jų, kaip pasakyti, tokias kaip angas ir po to padarai vat tokius uždėjimus, tokius kištukus. Tai va tokia dėžutė, čia kažkur nežinau, 5 eurų ir kiek kainuoja. Lietuvoje nebrangiai, ten 15, 12, nu virš 3 maždaug kainuoja visos dėžutės. Tai dėl to aš viskai iš AliExpress perkuosi ir reikia palaukti kokias 2 savaitės, bet gauni ten 2-3 pigiau. Tai jeigu planuojat konstruoti šitų dalykų, tokia būtinybė yra, kur nelabai pabėgs, tiesiog nusipirki visą dėžutę ir pada turi. Daugiau mažiau iš tokių dalykų, ką reikia turėti, apžvelgiau, kur nusipirkti juos. Aš įdėsiu gal atskirą video, kur aš perku AliExpress'e, kaip ieškau, kad būtų aišku, kad patys galėtume nusipirkti. O ką kiekviena dalis daro, tai gal plačiau, nežinau, ar verta čia gal konstravimo metu daugiau mažiau pakalbėsime apie tai. O šiandien tiek, maždaug, kad turėt, čia šitos video daugiau toks, kad turėt orientaciją, kokių dalių reikės, kiek maždaug reikės nusipirkti, kaina viso šito apytiksliai, nu tas dronas kainuoja apie gal 305 eurų susidėti, bet pirminis tas įėjimas į konstravimą gan brangus, nes reikia tokių dalykų prisipirkti, į priekį reikia prisipirkti, užsipirkti dalykų, kur nelabai visų išnaudosiu, bet jie bus reikalingi konstravimo eigoje. O nežinau, dėl batarkės, tai čia, pavyzdžiui, pas mane buvo variklis ir greičio reguliatorius 3S, tai pavyzdžiui, yra 4 celių. Tai reikėtų aš turiu 3 celių, tai aš ją naudosiu 3 celių. Tai atkreipkite dėmesį, kokią celių, o dydis tai panašus, va toks tilptų tikrai 1300, 2000, aš man atrodo net virš 2000 talpos buvau naudojęs. Ten esmė dėl talpos, tai tik tai dėl dydžio, nes būna, kad didelės batarkės netelpa į vidų, bet čia ir pakankamai erdvus dronas, tai turėtų viskas tilpti. Tai pradžiai tiek tokia apžvalgėlė, o kitas video bus, kur viską įsigyti.